Arnoldai, lyginant su pirmomis rungtynėmis Lenkijoje, kas šiandien geriau pavyko, kad rezultatas toks ir pergalė? Lyginant varžybas praeitas ir šias, manau, galima rasti labai daug panašumų, nes buvo turbūt tokios pačios neįdomios varžybos, kalbant iš nuo žiūrovų pusės, nes mažai taškų įmetė abidvi komandos, fizinis krepšinis buvo taškas į tašką, gale ten buvo berods 3 ar 4 taškai likę. Buvo varžybos panašios, jautėsi nuovargis, nežinau, labai daug baudų prametėm. Smagu, kad ištempėm iki galo ir pasiėmėm pergalę. Donatą Motiejūną šiandien bent jau pirmus 3 kėlinius pavyko uždaryti, skiriate tam ypatingą dėmesį? Jo, mums su Robertu buvo užduotis sustabdyti Donatą, nes jis yra vis dėlto komandos pagrindinis ramstis, jiems yra daugiausiai derinių darome, todėl tikrai akcentavom gynybą prieš jį, buvom išanalizavę derinius. Manau, neblogai gavosi.